Mikrochirurginė endodontija tai chirurginis gydymas, kurio metu pašalinama po danties šaknimis esanti infekcija. Mikrochirurginį gydymą dažniausiai renkamės tada, kai tradicinis pergydymas yra komplikuotas, sudėtingas ar kartais net neįmanomas. Pakartotinai infekcija dantų šaknų kanaluose atsiranda dažniausiai dėl apatinėme šaknies trečdalės susikaupusios infekcijos. Ten įsidėšiusi pati sudėtingiausia dantų šaknų anatomija, kuri dažniausiai sunkiai pasiekiama pirminio gydymo metu. Mikrochirurgijos atveju tos 3 mm šaknies viršūnės mes chirurgiškai pašaliname ir papildomai pergydama užplombuojame dar 3 mm. Tai reiškia, kad pakartotinį infekcijos atsinaujinimą sumažiname iki minimalaus. Mikrochirurginę endodontiją dažniausiai renkamės tada, kai pacientai ateina su labai hermetiškom restauracijom, tačiau šaknų kanalų gydymas buvo atliktas labai senai, kai neturėjome pakankamai priemonių ir įrangos užtikrinti kokybiškam gydymui. Arba kitu atveju, kai po dantų šaknų kanalų gydymo žmogaus imunitetas nebegali susidoroti su infekcija ir reikalinga uždegiminius audinius pašalinti chirurginiu būdu. Kiek atsimenu save, tai yra daugiau nei 12 savo gyvenimo metų visada domino žmogaus sveikatos sąvoka. Todėl pacientams visada siūlau į juos orientuotą gydymą, holistinį gydymą. Manau, kad žmogaus fizinė ir psichoemocinė gerovė yra svarbiausia, kad turėčiau suteikti savo pacientams.